Štai mano mylimoji Husqvarna ir sugedo. Tai priekį pametė? Jo, priekį galą. Starte akmenyse užstrigau taip, kad galvoju važiuosiu, bet užstrigau visi, nuvažiavo, likau vienas. 2 kartus pamečiau lenciūgą, 2 kartus traukiau kolegas. Lietus ir adrenalinas. Taip startavo Lietuvos hard enduro čempionatas. Pirmajame etape Trakų rajone gamta išbandė sportininkų ištvermę, kai trasa virto tikrų išgyvenimų iššūkių net patyrusiems motociklininkams. Šitai bėgte maksimalių tempų motociklininkai pasileidžia į naujojo sezono startą. Taip pelkėse prasideda Lietuvos hard enduro čempionatas, varžybos tiems, kam važiuoti per asfaltą tiesiog per lengva. Nors čia nėra kalnų, bet iššūkių per akis. Po lietaus dalyviai klimsta visur. Kai kurie motociklininkai čempionatą pradeda ne finišu, o kritimu veidų į samanas. Šeštadienį lijo kaip iš kibirų. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien važiuojam į hard enduro. Hard reiškia bus sunku, bus kliūčių. Naujas formatas, dar nesutikiam važiavęs. Pirmą kartą pasitreniravau tokioj trasoje trečiadienį ir buvo sausa, o dabar lyja. Dabar jau nustojo, bet prieš tai belė kaip lyja, ten visą naktį belė kaip pliaupė. Tai tikrai bus reikalų, nes kai buvo treniruotė, aš paravažiuodavau vieną ratą ir bėgdavau gert vandens. Man tiek buvo sunku. Ratas bus 2,7 km, važiavau 20 minučių. Nu, čia jau kitas lygis. Bus rastų, bus akmenų, bus padangų. Bus daug visko iš tikrųjų. Kas labiausiai vargina, tai miškelis. Tai va, ir dar aš važiuoju su krosinėm padangom, kai kiti gal dėdas ant minkšto mišinio, endūrinės padangas, platesnės. Su mausais, aš be mausų, su kamerom. Nu tiesiog buvo endūrinius. Ir būtinai turėjo pradėti lyt, ne? Kodėl negali būti gerai? Nes kaip per trinkę variau, tai viskas gerai gavas, ten su abiem ratais peršakiras, ten niekur nestoji. Nu, biškai pastodaug kartais. Kai reikia pakelt mocą sunku, bet kaip ir neblogai sekės. Tai va, čia pirmas hard enduro. O hard enduro geras pasirašymas kalnam. Kai kažkada tikrai varysi kalnus, tai važiuojam. Ir dar vienas svarbus dalykas, aš važiuoju su keturtakčiu. Kai visi dauguma, mačiau, važiuoja su dvitakčiais. O su dvitakčiu tu lėtai važiuojant sunkiau užgesti. O su keturtakčiu biškis lėtai pach, jeigu sankabos neišmygiai. Žodžiu, bus įdomu. Mačiau, važiuoja Lynas Vaitkus, tai su 4 šis. Profesionalas turi būti. Tai žiūrėsim, bus smagu, bus smagu. Slysta purvas. Tokios sąlygos. Motas neplautas, bet ką tik po briefingo važiuosim pusvalandį kvalifikacijų. Tada važiavimai bus 2, kem 5 minutės ir kem 5. Polisis pusvalandis, man atrodo, tarp važiavimų. Sakė, bus hard, tai reikia, kad būtų hard. Nu, žodžiu, tokiam sąlygom tikrai bus hard. Na tai sveiki atvykę į hard enduro. Pirma sekcija akmenys. Čia važiuojam kvalifikaciją, nelaikui. Tai pradžiai apžiūrėsim trasą, kaip čia kas susideda iš ko, kokios čia yra kliūtys, šlapios padangos. Tai jo, žodžiu, kvalifikacija nusprendžia tavo starto poziciją. Bet kadangi mūsų buvo nedaug, gal 20 keli, tai ta kvalifikacija realiai nieko nereiškia. Aš tie akmenys baisus. Kai buvau per treniruotę, Martynas Tutka parodė man, kaip važiuoti per juos. Sako, matai čia kur tas didesnis akmuo. Nu gerai, kai sausa peršakau, bet kai šlapia, tai pridėjau kelnes ir nebevažiavau. Tai va, tikrai man labai nepatiko, kad šlapios sąlygos. Ant sauso dar neblogai sekasi važiuoti, bet ant šlapio visai kitas važiavimas. Šiaip iš tikrųjų galvojau, kad dalyviai daug nesusirinks, bet susirinko tikrai nemaža dalis hard enduristų, jų visada būna nedaug. Trasa sudaryta tipo iš natūralių kliūčių,
malkas natūraliai čia iš kažkam iškrito, medžių ir akmenų primėtyta, tokie medžiai, natūraliai, su keturtu čia tikrai nemažai gestų, gaila man sankabos. Suka. Ir čia man prasidės pirmi prikolai su Husqvarna. Pirmą kartą taip bus, tuoj pamatysim. Pirmą kartą kažkas atsitiko, jau negeras vaibas, niekad taip nebūdavo man. Vėliau turėsi bėdų su šito reikalu ir sužinosit, kame replės čia yra. Ir aš galvojau, blema, negi sulaužysi plastikus čia. Prieš važiuojant, tokias mintis buvo gal persidėt kitus, bet gal gražiai važiuosiu. Tai va, visiškai čia neskubėjau, nėra ko skubėt, tiesiog norėjau apsiprasti trasą. Atėjau su tą mintim, kad tik pravažiuot. Mocas prastrigo tarp medžių, priekinis ratas neprasisuka. Aš irgi turiu būti pasilenkęs. Čia atrodo, tarp šitų akmenų nepravažiuosi, bet kažkaip pralenda. Biški palanksta pakojus, bet nieko tokio. Nerimantas Jūcis su Starku. Su Elitra savo tik suka gazą ir važiuoja, barnautina. Nei sankabos magėt, nei gesto motociklas. Ko tik su elektriniu negali padaryti, iš vietos mykt sankabą ir iškelt priekį. Tai tokio būsto neina padaryti. Bet šiaip, man atrodo visai geras startas. Štai ir mano eilė ant šlapių akmenų irgi pastringa. Šiandien iš viso yra 3 klasės – mėgėjai, profesionalai ir elektriniai. O štai čia važiuoja Mykolas Palavičius. Jis yra Stark Lietuvos ambasadorius. Turi tą enduro modelį. Šiaip sakė, gerai džiaugiasi juo. Ir užtenka tokiam varžybom. Ta enduro versija su lempom, tai road legal. Ir dar kai leidžiasi nuo kalnų, jisai kraunasi. Tai jeigu važiuoji kalnus, galima sakyti, grįžtis į pliusą. Čia šitą vietą man nepatiko. Reikėjo pralyst pro apačią. Aš čia netelpu normaliai. Ir pralindus turi greit sureaguoti, kad peršoktum suskersavusias malkas. Pasirinkus kelią dešiniau, ten dar sunkiau būna. Per treniruotės, kai važiavau, kitą dieną, tai ten strigdavo motociklas. Nesugebėdavau pravažiuoti. Iš nugaros liepė važiuot. Bet tai kur aš važiuosiu? Aš važiuoti nemoku. Čia purvinė dar visai tokia mažutė. Peršokt galima. Bet toks labai vis įsikaustęs visą laiką važiuoju. Kai prieš tai važiavau, nebuvo tos antros malkytės po apačia. Tai reikėjo ant to didelio medžio pilnai muštis. Biški lengviau čia. Bet ir tai nesuvaldau. Čia irgi per treniruotę nebuvo to pačio tų malkų. Dabar biški lengviau. Bet vis, kai slidu man sunku. Ir aš mačiau tikrai, kaip dėjau priekinį stabdžių rankenėlę į akmenį, galvojau, blema dabar tikrai lūž. Bet nelūžo. Gal biški užsilenkė į apačią.
Artėjom prie tiltelio šlapio. Labai prastai užgesau, netinkamai vietoj. Dabar atrodo, jeigu smarkiau duosi gazo užvažiavęs, prasisuks galinis ratas ir įkrįsi į vandenį. O per kvalifikacijas jau buvo, kas įskrido į tą upelį ir net nebevažiavo pagrindinės dalies. Tai va, ant galo rato laukia rastai sudėti. Natūraliai, gerai, čia ne natūraliai, bet nespėjau taikyti. Per treniruotės, kai sausant, čia iš pirmo karto gavosi. Bet nemeluosiu, labai vargina, tai ilgai nepavažiuoju. Gal technikas kažkiek moku, bet ištvermės nėra. Ir steniu kaip senis. Kairėje pusėje galit matyti, kaip trasos saugas bėga iki žmogaus, kuris nuskrido nuo tilto. Tai va to aš ir bijojau. O čia šuolis per upelį. Atrodo gal baisiai, bet iš vis nieko nėra, čia nebaisiai. Važiuoju. Ką, važiavom apžvalginį ratą. Biškį lengviau negu treniruotėse. Prie didelių rastų padėti maži akmenys. Bet šiaip gerai, lengviau negu tvinkiai važiavęs. Tai visai važiavimas bus neblogas, bet šiaip žiauriai sunku. Tikrai hard. Ir šlapumas tas sunkina sąlygas. Po to dar kai visi tas provažas pasidarys savo, vėl bus strigimų. Nu, žodžiu, įdomu bus. Ruošiamės startui. Kajelė neužsilenkia, tai pastatysim taip. Lema neužsiveda, matau. Varykit! Kaip taip, nesiveda mano mylimoji Husqvarna. Kas čia per nesąmonė? Paskutinį startuoja elektrą. Bliam. Pabandyk. Ne, čia į kalną neįstumsi dabar. Dama, jam kažkas yra. Užgesė. Prieš tai buvo užsikūręs. Ai, ne? Taip bėgai greitai, kad neužsikūrė. Gal. Iškart sėskam. Ne. Nu, mūsų teisėjai patys geriausi. Matas ir Julius. Pabrėžiu Matas, ne Mantas, nes prieš tai buvau suklydęs jo vardą. Matas. Ačiū. Ir be to, dar šiandien buvo Julius gimtadienis. Sveikinu. Ir aš jau atsistojau startą, šildyt motorą, žiūriu, nedirba motas, neveikia. Lemma, galvoju, kas čia per nesąmonę. Nu tai va, ačiū teisėjam, dar bandė mane užstumti. Geri žmonės, bet dėja nepavyko, gaila labai. Bandysiu gal susitvarkyti, pažiūrėti, kas yra. Ir antrą važiavimą startuoti, bet akumas išsikrovė. Tai šudina situacija. Niekas, nieko. Nežinau, kur čia žvakė yra, bet žiūriu, kad žvakė negalėjo atsijungti. Tai neįsivaizduoju, kas jam gali būti. Dar purinas jis irgi neįsivaizduoju. Jau čia pastovėsi užsikurs ir kaip man tada ras bėdo. Štai mano mylimoji Husqvarna ir sugedo. Kai aš pirkau ją, kad tikėjausi, kad neges, visą laiką užsikurs. Bet matyt, daug valandų senatvė ateina ir kiekvienas motas turi bėdos. Reikia naują, bet naujam nėra pinigų, teks tvarkyti.
Teks tvarkyti mano mylimą Husqvarną. Manau, šiandien lenktynės baigtos. Labai gaila. Atrodė, bus labai smagu. Na ką, mes pasitraukėm, bet einam pažiūrėti, kaip kitiems sekas važiuoti. Galo nebėra. Galo jau nebėra nuo važiavimo pradžio. O, Mykolas. Tokiem lengvai šis Starku. O čia važiuoja Artūras Vasilijus, M klasės nugalėtojas. Sakė, nemažai treniravosi, niekad nevažiavęs Lietuvoje hard enduro varžybų. Važiavo tik kalnuose ir Latvijoje hard enduro. Geras žmogus. Prieš važiavimą pašnekėjom, davė patarimų, kaip važiuoti, kur geresnė trajektorija. Chicken line pasidarė. Jo, čia išsistumdė malkos ir iš sunkios vietos tapo lengva. Čia sudėtingesnė vieta, nes motociklas gražiai neįvažiuoja, nei telpa. Plius, va, jeigu taip įmuši, slysta jis visas, neina prakelt jo. Ja, tas sunkus. Jėgų nebėra. Na, čia Andrius Palivonas, panašaus lygio kaip aš, irgi jiems sunkiai sekasi važiuoti. O jūs įsvaro? Jeigu nebėra, gripo nebėra, kilo nebuvo. Privažiuok prie laikrodžio, man atrodo, gali palaukti, kad nevažiuot dar ratą. Na štai, su Starku ir Nerimantas Jucius. Žiauriai tylus tas Starkas. Atrodo, noris kažką jam pasakyti, bet neblaškyt reikia. Pareik, Nerimantai. Liko minutė. Ne, gerai tau. Aš sakau, kad važiuoja su Starku, gali juos išblaškyti. Čia važiuoja Edas Pangonis. Pačioj pradžiai jis įvažiavo į padangas ir priekinė padanga užsimantavo ant jo priekinio rato. O tada betraukiant ir galinė užsimantavo. Kas atsitiko? Ne, tai viskas gerai, tai jam tik tas pasakė. Per daug girdi su Starku. Tai bendromis pastangomis šiaip netaip ištraukė jį iš tų padangų. Aha, matai, va čia tu neužstriksi. Čia nėra to tarpelio ratai. Va, ramiai. O čia važiuoja Aleksejus Nitka, pro klasės antros vietos nugalėtojas. Nors pirmą važiavimas buvo pirmas, bet po to jį aplenkė Dominikas Koženiauskas. Su mėlyna Yamaha 815 numeris Algirdas Čičinskas važiuoja pro klasiai. Sakė, geriau būti paskutiniam profui, negu paskutiniam mėgėjai. Gal ir yra tiesos. Tikrai žiauriai gerai važiuoja hard enduro. Matosi profesionalas. Su mėlyna Husqvarna Linas Aukaitis. Aš tik paliksiu tokį faktą. Jis yra važiavęs Ramanijakose.
šiandien jis yra 5. Aišku, žinau, kad tai nieko nereiškia, skirtingi dalykai, bet tiesiog. O čia Valdas Kordušas. Šiandien labai gaila, bet jis bendro įskaito liko 4. O čia su atsikabinusia lempa Edgaras Jucius. Atrodo, žiauriai daug grivinėja. Ir sėdinė atlūžusi. Ir pamatysit, kas dar. Kad tik jūs suprastumėt, kaip išvargina šitas važiavimas ir ant galo tikrai nebėra jėgų. Iš paskos ir brolis Nerimantas. Na kaip jums, biški geriau ar ne? O kasgi čia? Mano geriausias draugas Linas Vaitkus. Kai aš sakau, kad priešininkai, tai juokauju, mes draugai. Du kartus pamečiau lenciūgą, 2 kartus traukiau kolegas ir pat važiavau kažkaip. Ai, kojelė nuktabalavo belė kur. Žodžiu. Nebenuot. Ai, dar pamyšt buvau sustojęs. Dar? Neblogai, starte akmenyse užstrigau taip, kad galvoju važiuosiu, bet užstrigau visi, nuvažiavo, likau vienas. Ir taip mabiškai pradėjau vytis. Ir paskui paskutiniam rate užstrigau tarp medžių taip, kad kolega ištraukė. Būčiau vienas niekaip neištraukęs. Super. Tek pagalba kelyje. Laukiat antrą važiavimą? Labai. Antram važiavimą viskas pasirodys, visi pasirodys. Visos jėgos, kas turi jėgų, kas neturi. Net gerai, kas buvo? Nieko. Daug kritimų, bet pasismagino. Galim sakyti, tikrai pavykęs renginys. Matas iš veido, kad stengiais. Stengiuosi, bet ne visada užtenka pastangų. Reikia ir įgūdžių, reikia daug dirbti. Darbas veda į sėkmę. Tai priekį pametė vis? Jo, priekį galą, energiją pamečiau, bet motyvacija vietoj. Nu, žodžiu, dar viskas lūžo. Tikriausiai čia gedimas. Mygtukas užsimygęs. Ja. Specialistas rado. Tai šitas ir bus, grinai. Taip, faktas. Eik, tu. Viskas tvarko, startuosiu antram važiavime. Pasirodo, bėda buvo šita. Ačiū Linai. Tai tiesiog atjungiam piškę, užgesinėsi su bėgi. Yes. Ką, antras startas, važiuojam. Startuot neblogai pavyko, sakyčiau gerai. Ką, po pietų jau apstojo lyt, pradžiuvo trasa, nebe taip slidu. Eisis tikrai gerai. Padangas lengvai prasivažiavo. Čia šiaip iš tikrųjų galima lėk greičiau, kad pasimtum geresnę vietą, bet labai nenuskubėsit, tos kliūtys viską. Atvažiavau šį kartą nelaimėt, tiesiog pravažiuot, gerą laiką turėt. Visai kita nuotaika, kai nenori podiumų, o kai šiaip atvažiuojam, labai smagu. Nepamirškim, kad antrą kartą trasa jau išmalta, kaip sakom. Pravažiuota, daugiau vėžų, gilesnė, visai kitaip negu buvo apžvalginiam rate. Na ir šią momentą išsigandau, nematau, kur galima pravažiuoti, kur čia ką rinktis. Reikėjo daugiau gazą atsukti, būčiau prašokęs. Pravažiavęs, bet dabar taip saugiai stengiausi. Bet be trasos čia nieko nėra iš tikrųjų. Nieko nebus. Štai ir Lyną šone mačiau.
Čia labai sudėtinga vieta, molinga, slysta. Na ir paslydau. Gripo, galima sakyti, beveik nėra. Na ir Nerimantas, jau vėliau startavęs prie mūsų, apsilenkė mane ir Linas. Kartu važiuoju su Paulavičium. Paulavičius pirmauja. Ir prieš mane pirmauja Linas. Nežinau, kodėl pasirinkau važiuoti už Lino, atrodė mažesni akmenys, lengviau pravažiuoti. Štai radau progą apsilenkti. Nežinau kodėl, bet tikrai yra baimė per patį važiavimą, kad o jeigu čia pargriūsi, jeigu čia kas bus, nebe taip užtikrintai važiuoji ir čia per malkas stryksi. Jaučiuosi, kad visai nebemokėčiau važiuoti. Nežinau, kas pasidarė. Kiek duodu gazą, tik sukas. Sukas. Aš ant tiek stabdau, kad Linas pro šoną bando pravažiuoti. Sakyčiau, neblogai pavyko. Ir matot, kaip slysta padanga, tai man irgi nekrus, dar priekis užstrigęs. Realiai užstrigau aš čia ir kitus labai stabdau, nes nėra kaip apvažiuoti. Tai nepykit. Tikrai nesitikėjau, kad taip strigsiu. Aš šiaip netaip ištraukiau. Tokie dalykai reikalauja jėgų. Na ką, Linas tada nuvažiavo, rūko ir nurūko. Aplenkė jis mane visų ratu ir padėjo mane į pavėsį. Čia jis tikrai geriau už mane važiuoja. Sveikinu, šaunuolis, džiaugiuosi. Tikėkimės, kitą kartą bus dar geriau. Jaučiuosi, kad visai neturėčiau jėgų ir įgūdžių. Dabar kai pavargęs, tai stengiuosi labai ramiai visur privažiuoti. Jaučiu pulsas mano koks 200. Dar vienas dalykas, pamiršau savo bipsą. Tai aš važiuoju už SMR komandą, įsivaizduokit, kad taip atrodo. O čia artėjom prie vienos sudėtingesnės vietos. Rąstai ir akmenys. Aš jaučiu, kad mano problema tokia, kad visiškai nesitreniruoju važiuoti per tokias kliūtis. Jokių hard enduro treniruočių, daugiausiai motocrosso. Ir kaip greit važiuoti, o ne techniškai. Dar plius mano ūgis. Aš esu 1,70 m ir man sunku iškelti motociklą aukštai. Kai koks jūcis atsistoja kur nors ir per tas šakas lengvai persikeli, nes neaukštai reikia pakeltą motociklą, jo ūgį. O man, kai mažam, reikia kovot. Reikia turėti daug ištvermės. Bet čia nepasteisinimas. Artūras Vasilijus, kuris laimėjo M klasėje, tai jo ūgis irgi panašus į mano. Gal šiek tiek aukštesnis, bet kaip sakoma, svarbu ne ūgis, bet smūgis. Čia tik dabar man taip sunku. Bet manau, ateityje šitą discipliną bus pagrindinė. Nors iš tikrųjų pravažiavus supratau, kad labai čia sunku. Ir net nežinau, ar man patinka, nes čia motociklo laužimas. Bet man tą motociklą negaila. Man tik gaila pinigų, aš tiek neturiu daug. Tai va, tai reikia ir rinktis, ko tu nori. Ar tu nori motocrosso ar hard enduro. Nes abiejų dalykų negali važiuoti su vienu motociklu. Hard enduro, kaip suprantu, didesnės žvaigždės, santykis kitoks, kad iš vietos geriau rautų. Tada padangos eina minkštesnės su minkštesniais mūsais. Tai jeigu nori važiuoti su to motociklu cross country, tai tau reikia pasikeisti ratus, žvaigždės persidėti. Iš tikrųjų daug reikalų. Tai nežinau, kaip dabar reiks daryti. Kaip ką, kaip ir norėčiau dvitakčio, bet noriu važiuoti ir cross country, enduro. Galvoju, gal užtektų tiesiog pasikeitinėti galinį ratą, kur skirtingo dydžio žvaigždė, skirtinga padanga
nes į priekį mausą galiu susidėt, o priekį kaitinėčiau, kur kamerinė padanga, kur mausas. Gal toks variantas būtų ir tas motociklas taptų universalesnis. Žinokit, vis net gaunu kvapą. Ieško vietų, kaip pailsėt, atsėdęs važiuoju, kažkaip nukryvuliuoju, kai neatsipalaiduoju ir stengias taupyti, jeigu stengias ramiai važiuoti, dar daugiau jeigu tas kainuoja. Tai bent jau ačiū Dievui, kad biškį daugiau pradžiūvė. Iš tikro nepasirinksi, ar tu nori važiuoti kai sausa, ar šlapia, varžybų diena yra varžybų diena ir kokios yra sąlygos, tokios yra. Reikia visko, reikia grūdintis. Tai parodysiu pilną ratą, kaip važiuojam, neprakrypinėsiu. Man davė patarimą, kad per pirmąją pelkę važiuoti dešiniau. Aš šitą nepaklausiau ir važiavau kairiau. Nepaklausiau, nes nesupratau, kur čia reikia važiuoti dešiniau, ten atrodė nieko gero. Na ir va, pirmieji įbridimai į purvą. Pirštinė šlampa, ant jų užsideda purvas ir rankenėlė man tada slysta. Kai šlapia yra didžiulis minusas nukrist. Jūs tikriausiai girdit, kaip aš kvepuoju, kaip man sunku ir steniu. Ir pagalvokit, jeigu jūs važiuojat ir dar krentat, tempą reik palaikyt, supraskit, kaip jaučiaus, kad man sunku. O dar tik pati pradžia lenktynių. Kai atvažiavau trečiadienį, šita trasa buvo tik padaryta. Net nebuvo jokių vėžų, kur važiuoti. Aš kaip prabandžiau, galvojau, yra vienas keliukas važiuoti ir viskas. Bet po to supranti, kad atsiranda daugiau, visi skirtingai mato. Ir taip, čia laimi tas, kas nesugriūna. Ir kas geriau pravažiuoja kliūtis. Jeigu nugriūna priešininkas priekį, tai turi atrasti greičiausią kelią jį apvažiuoti. Bet tarkim, man greičiausiai to greitesnio kelio paieškos baigėsi batonu ir strigimu. Na, bet ko aš noriu, čia pirmas kartas Hard Enduro. Štai čia Perminas, vienas iš organizatorių. Ačiū Jums už trasą. Ačiū už varžybas, kad darote. Viskas labai puiku, man patiko. Tik nežinau, ar gerai man tie 5 minučių važiavimai 2. Galbūt labiau norėčiau atsikankinti 1,5 valandos kaip anksčiau ir važiuoti namo. Nes praeitais metais visi ir važiavo 1,5 valandas, man atrodo, ar 1,5 valandą, bet tada buvo priekaištų, kad per ilgai važiuoja, tai šiemet padarė 5 ir 5 minutės. Kiti dalyviai sako, kad čia nesąmonė, kodėl tai padarėt, ar tai padarėt dėl elektrinių, kad pasikrautų jie. Tai elektriniai mocai ne prie ko, nors po to gal ir gavosi biški prie ko, kad jiem geriau. Nerimantas sakė, pradėjo su 98% baterijos, po pirmo važiavimo liko gal 38, dasikrovė. Nebeatsimenu tiksliai kiek, tai biški spėliotas skaičius, kad 8. Ir po 5 minučių liko 26%. Tai visai gerai su Starku. O dėl 1,5 valandos važiavimo, tai manyčiau, būtų dar labiau Hard Enduro. Ir dar labiau nenorėčiau važiuoti. Bet čia tikrai didžiulė motyvacija sportuoti. Ir turiu omeny daug sportuoti. Arba daug važiuoti su motociklu Hard Enduro. Manau, irgi tas labai padėtų. O, davažiuoju sudėtingesnę vietą. Čia per žinias sakė, kad pradėjau važiavimą veido į samanas. Čia išvis žinau, kad net nematau, kur man važiuoti būtų lengviausia. Galvoju, čia po kairę stringa jie. Ja, va čia gal neblogai, bet ten tas vėliau rastas. Nu va tai prasimušiau. Ok. Mocas jau už rasto. Pirmą kartą panaudoju šitą virvutę. Tai jeigu Hard Endurinat, gerai. Rankenėlė visa paskandusi mėšlė, gripo nėra, nežinau ką daryti. Bandau varytis į kelnes ranką, bet nepadeda.
stresas. Galvoju, kaip čia reiks važiuoti dabar per tas medžius. Reikia laikytis nuslysgi rankos. Ir čia dar net nematau, kur dabar man toliau dėtis. Jūcis, kai niekur nieko pravažiavo. Ai, nu čia biškai pastrygo. Bet va, jis aukštas, jam daug lengviau iškelt tą motociklą. O, ne, ištepiau kamerą. Ai, gerai, nuvaliau. Va, kai taip mocas nekrus, pasakė techniką kaip daryti. Duot gazą ir versti šoną. Taip tada išsisuka tas purvai. Jei aukštyn vis laik pakelsi, pakeliai aukštyn ir duodi gaziuką. Va, išsistumiu. Praleidžiam Aleksėjų. Jis sakė, pradėjo nuo miškų, tai jam šita disciplina labai patinka. Matyt, senas enduristas. Ari, miško paklotės. Niekauj, nieks taip nedaro. Nu va, pravažiavau. Žinau, kad sudėtingiausias vietas pralėkiau. Vos išsilaikau. Tokie irgi suvažiavimai atima jėgų, kai bandai iš visų jėgų išsilaikyti. Prasideda dejonės. Na, čia privažiavim vietą iš cross country. Vot, pupsiu. Atsisėdęs. Galvoju, blemba, kaip čia reiks užbaigti. Kiek šitą laiko liko. Slidu, blemba. Pažiūrėkit, pasiska vairas, bet slysta. O. Dar ta ranka slidi. Lukas sakė, kad čia susirinko patys stipriausi ir drąsiausi žmonės. Ir kas jau priėmė šitą iššūkį, yra patys kiečiausi. Na ką, bandom muštis. Visai neblogai. Na, Edas su Starku. Aš kiek pastebėjau, jisai privažiuoja. Pasižiūri, kur važiuoja. Nu ir ramiai bando. Dar bairis yra, kad Starkiai yra atbulinis bėgis. Atgal jis nelabai ten kažkaip sunkiau gal gali pasistumti. Man atrodo, reikia išjungti. Bet jeigu ką, yra atbulinis bėgis. Tai va, stojasi ant akmenų, kad būtų aukščiau. Galėčiau iškelti motociklą. Atvažiuoja ir Mykolas, užimu jo eilę. Rodau, kur važiuot. Nafik nesitrauksiu aš. Bet kaip tik išvažiavau. Galvojau, ne taip lengvai išvažiuoti. Dėl to rodžiau jam, kur važiuoti. Aišku, norėčiau netrukdyti, bet nebesigauna man važiuoti. Čia leidžiasi skersai, nes bandžiau tiesiai, truputį pastrygo, na štai Mykolas nurūksta. Ranka vis dar labai slysta. Nieks nepadeda, nežinau. Ir pirštinės suplyšęs. Motivacijos nulis važiuojant. Žino tą jausmą, kai sunku ir nepatinka ir nebenori. Tai va, man dabar tas jausmas. Nu, realiai hard enduro Lietuvoje nėra toks populiarus kaip kokioje Latvijoje. Latvijoje į tokias varžybas susirinka apie 90 žmonių. Ir ten būna dar žiauresnis, dar sunkesnis. Latvijoje kaip ir motokroso lygis aukštesnis, taip ir enduro. Ir jie turi kažkokių legalių kalnų,
kur padaro tikrai žiauresnį enduro ir ten jie važiuoja 3 valandas, pavyzdžiui, Amber Piston ir tokia trasa, daug žiauresnė, betoniniai blokai, kalnai, žodžiu, daug sudėtingesnė trasa ir važiuoja 3 valandas, žiauru. Ramiai pravažiuoju šlapę tiltelį. Biškį nesusivaldžiau, slysta ranka, nepatinka. Atsisegė batas. Rankenos apsauga jau buvo nulūžusi. Čia man tikras išgyvenimas. Aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu būtų sausa, bet manau, nebūtų per daug lengviau. Aišku, per kliūtis gal lengviau pravažiuočiau, bet mano ištvermė greit pasibaigtų. Nes aš kai važiavau treniruoti, nu ne dabar, o trečiadienį, kai buvo sausa, taip važiuodavau vieną ratą ir bėgdavau gerti vandens. O ratas priminti 2,7 km, tada užtrukdavo apie 20 minučių. Tai tiesiog kartais pastringi ir nežinai, ką daryti. Nu tai, kai nevaržybos, tai ilsiesi, o čia reikia važiuoti. Plius, nusiėmiau akinius, užsidėjau į šoną, nes irgi spaudžia truputį nosį ir sunkiau kvėpuoti. Ir šiaip kažkaip mažiau oro erdvės, tai noris čia daugiau daug. Aišku, to nerekomenduoju daryti, vis laik siūlau važiuoti su akiniais, jeigu galima. Niekad nežinai, kokia šaka ar kas gali papulti. Tai net nebešokau per trampliną, važiavau per tiltelį. Galvojau, nafik, nereikia. Mažieji akmenys. Easy peasy. Padangos irgi easy, kažkaip pasigauni vieną trajektoriją ir varai. Jeigu biškis abejoji, tada jau gaunas negerai. Tai va, pirmas ratas įveiktas, net nežinau kiek laiko. Ja, nu best time 23 minutės 36 rašo. Ilgiausiai iš visų. Visiškai be pasitikėjimo įvažiuoju, be greičio. Niekur. Va savo. Ramiausiai. Su dvitačiu, prašoko. Niekai. Jeigu nebūtų varžybos, tai aš nustočiau važiuoti. Bet žinau, kad dabar klydau ir kitiem. Priėmu sprendimą iš naujo važiuoti, atsitraukti. Belė kaip važiuoju, be greičio, neišsilaikau, bet viskas tvarkoja. Jūsų žiniai net nei kiek neužsigavau. Ai, kaip sunku. Visiškai. Ten netgi sustojo pailsėti, nes jau visiškai negaliu, noriu atrodo baigti, bet reikia važiuoti. Na, kai kur visai neblogai prasivažiuoja, kad ir lėtai, bet prasivažiuoja. Ir čia artėja sudėtingiausia vieta man. Šitas medžiukas, aišku, išsimušu, važiuoju iš šono, nugriūnu, prasivarau tarp dviejų akmenų. Štai Edgaras Jūtis varo. Va taip ir galas ir lūžta. Ką, atvažiuoja Linas Vaitkus dar. Bet jau man nebesvarbu,
kur norite nuvažiuokit. Galvojau, bus čia man proga pailsėti. Praleidau visus, kad nesimaišyčiau. Na, pažiūrėjau, kaip Mykolas pravažiuos. O, neblogai. Pažiūrėjau, mane ką aš čia veikiu. Sakė, bloginu. Nu ką, kažkaip raunu. Lemą. Nestringam, o paprašokom. Sakyčiau, puikiai. Pyp. Aš suprantu, kad aš niekur nenuvažiuosiu, nenuskubėsiu. Tegu apsivažiuoja. Noriu važiuoti savo tempą. Ir štai artėja lemtinga vieta. Sakė, visi važiavo pro dešinę. Aš sakiau, na čia man reikia važiuoti. Įkritau visas į kurvą. Maudaus. Pažiūrėkit ranką kokią dešinę. Pyp. Įkritau ir galvoju, o, oro filtras neapsentas bent jau. Atrodo, kad ne. Tai labai gerai. Va toks mūdas, man jau nieks nebesvarbu. Džiaugiuosi, kad išsilaikiau. Čia atvažiavęs irgi galvoju išmalta visur. Reikia rinktis, kur dar nevažiuoti. Aha, kairiau atrodo geriau. Ok, važiuojam kairiau. Gaziuko. Gerai, gan prašokom. Sugalvojau, čia tokia nesąmonė, galvojau, rausiu, kas bus, tas bus. Atrodė visai neblogai. Bet gerai ir gavos. Po tiek batonų, nesėkmių. Kažkas bent jau sekas. Na, aš jums sakiau, keturtas biški kas ir užgesta. Na štai ir paskutinis ratas. Mačiau, kad 20 minučių kažkur užtrunka važiuoti. 20 kelias, tai galvo daugiau nebevažiuosi. Nėra čia ką, nebenoriu iš motociklo laužtis, kai nėra jėgų. Technika visai pasibaigusi. Tai susikalu paskutiniais jėgas, va ir čia pravažiavau. Na čia, sakyk, ką norit, visai neblogai. Na, aš čia dar galėčiau ir trečią ratą važiuoti, bet aš jų nebenoriu. Tai palaukiu, kol baigsis šitą minutę ir kirsiu finišą. Jau galima baigti? Užtek. Negaliu slysta, griūnu. Kiek jau visą tai yra? 2 ratus tik tai. Ačiū šitam žmogui, pamiršau tik vardą, padėjo man užsikurt motociklą. Nu, ne mano diena. Dar liko kiam sekundžių. Tiek jau to. Grįši namo, sakysiu, būt švarės. Jeigu patiko, paspauskit like, subscribe ir parašykit komentarą. Ačiū. Pravažiavau tik 2 ratus. Ką aš jums galiu pasakyti? Sunku, žiauriai sunku, nepatiko man. Neturi ištvermės, visiškai. Technika gal yra, bet nemoku matyti. Tik 2 ratus jau galvojau, nebenoriu išvažiuoti, palaukiau finišą. Sunku, įkritau, šlapau ranką, gripo nėra. Neturiu žodžių.